Labas. Labas visiems. Tai šiandien aš su Lile. Aš su Ignu. Visi žinot Lilę. Jis yra pamišus dėl... Aktyvios veiklos, jogos, sporto ir gamtos. Tai keturi. Yeah. I've been thinking how our taste in music reflect our everyday lives. Around 10 or 12 years ago, the trend was all for new music. Dažniausios klaidos. Kažkaip netaip maitinasi. Tai vienas iš tų, kur minėjau, kad moteris labai vengia riebalų valgyti, nes jos galvoja, kad nuo riebalų jos sustorės. Bet iš tikrųjų mums tiesiog gyvybiškai yra svarbu ir ypač moterims valgyti riebalus, ta prasme, ir kad mitybos racionas sudarytų apie 20-30% riebalų, tai yra visiškai normalu. Aha. Ir ta prasme, bet aš kalbu apie riebalus, tai geriau valgyti, augalinės kilmės, tai visokie riešutai, aliejai, avokadai, visi tokie dalykai, ten linų sėmenis. O tų sočiųjų riebalų, kurie sotieji riebalai, tai yra daugiausiai iš mėsos. Spirgi ten tai. Nes realiai sočiųjų riebalų tai turėtų būti nedaugiau ten 10% maždaug mityboje, jeigu ten pagal rekomendacijas. Aha. Tai geriau jau tų riebalų tokių augalinių, bet aišku, ta prasme, mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad jeigu žmogus vartoja, tarkim, varškę, tai geriau jau jisai valgo riebesnę varškę, bet jinai jam bus skanesnė, jis mažiau prisipils visokių uogienių ir ten visko prisidės į ją ir galbūt mažiau jos suvalgys, negu kad jis nusipirks liesą ir tada dar pasijausų vargšelis, kad tą liesą valgo ir tada dar prisidės kokio ten jo. Tai pavyzdžiui irgi, kad žmonės renkasi daugiau jau apdorotus ten kažkokius angliavandenius. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie avižas, avižų dribsnius ir toliau, tai visada geriau rinktis, pavyzdžiui, avižų apdorota, kruopas. tai yra dribsnis? Tai yra apdorot jau, ne? Taip, darsi ten mažiau skaidulų, jau vis tiek yra apdirbta, tai pavyzdžiui, daug geriau yra vartoti avižų kruopas, kaip pavyzdys. Aha. Tada ten, pavyzdžiui, tie patys makaronai. Geriau nepaprasti ten visai tie, taip ūkiškai kalbant, tie paprasti balti makaronai, Aha. bet geriau tada ar pilnagrūdžiai kokie ir pasižiūrėti, kad tiesiog skaidulų būtų maiste. Tada sumažint cukraus patekimą į kraują. Arba, pavyzdžiui, ryžiai, vėlgi. Ryžiai ten ar makaronai nėra blogai, bet, pavyzdžiui, reikia pasirinkti, kad tiesiog būtų jie tinkami. Tai, pavyzdžiui, rudi ryžiai, o ten tie pilnagrūdžiai makaronai, tada viskas yra gerai. Ir, pavyzdžiui, jeigu valgo makaronus, tai yra sudėtinius angliavandenius, taip kalbėkim, pavyzdžiui, tai tada juos geriau valgyti su daržovėm arba augaliniu baltymu. Tai taip jūsų skrandžiui bus geriau. O jeigu valgote irgi tas pačias bulves, kurios nėra iš esmės jos blogai, jeigu jos gerai paruoštos, ten tarkim su lupyno virtas ar ten orkaitėj, šiek pakeptas, bet jas tada valgyti ne su mėsa, kas bus tikrai labai sunku, o pavyzdžiui su daržovėm ar augintais kopūstais, tai yra nuostabu. Sprendimą darote jūs. Du. Yra. Blogą, kaip nemėgstu, kaip tai filmuoju. Jeigu darote žalio kokteilį, tai neprikraukite juos per daug produktų vienas dalykas, tada per daug vaisių neprikrauti. Ką reiškia per daug? Per daug skirtingų tiesiog? Tai pavyzdžiui, 3 skirtingus vaisius, tada dar sėklų, tada dar būna užpila pieno, tada dar sėklų. Tai tiesiog bus labai sunku ir, pavyzdžiui, pienas mažina geležies pasisavinimą, tai, pavyzdžiui, jeigu dėsite, tarkim, špinatų, tai tiesiog sumažina pasisavinimą. Supratau. Tai tiesiog geriau jau kokius apsiriboti 3-4 ingredientais ir padaryti tokį su vandeniu, aš siūlau, ir neperkrauti vaisiais per daug. Gerai. Geriau jau 1 arba ten 2 maks vaisius. Kitas dalykas, tai kai žmonės sako, kad valgo, tarkim, sako, aš tai tik kelis kart per dieną valgau. Bet viskas, kas yra ne vanduo arba arbata, yra maistas. Kad negalvoti, kad maistas yra tik tas, kas kramtomos konsistencijos. Nebūtinai. Tai va, šitas irgi dar yra. Nes jeigu gerat vandenį, tai gerkite į vandenį, o ne prisidėkite uogienės ir medaus ir ten viso kito. Gerai, 5. Yra laikas, iki kada reikia valgyti. Tokie keli niuansai. Tai, pavyzdžiui, būna, kad žmonės visą dieną labai save riboja ties maistu. Aha.
ko iš tikrųjų neturėtų daryti, kaip tik pirmos dienos pusėje turėtų daugiau pavalgyti, realiai didžiausią maisto davinį turėtų daryti pietus, bet jie taip save riboja ir galiausiai ateina vakaras, jeigu dar jie pasportuoja vakare, tai tiesiog nebesusilaiko. Ir čia yra normalu, jeigu dar daugiau jie išeikvoja energijos, negu kad gavo ir panašiai, tai gaunasi taip, kad peralksta ir tada prisivalgo ant nakties ir tada jau viskas gaunasi į trasą eina, kaip sakau. Bet ir gaunasi, kad dar ir nepaliekamas laiko tarpas iki miego, kas irgi yra viena pagrindinių problemų. O kiek turi būti tas tarpas? 2-3 valandas turėtų likti iki miego. Bet vandens gali gerti? Taip, arbatos, vandens. Turiu omeny, kad nueiti miegoti tuščiu skrandžiu ir ilsėtis, o ne virškinti. Nes labai didelis skirtumas nueiti miegoti, pavyzdžiui, suvirškinus maistą ir prisivalgius. Atsikeli ryte ir tiesiog jauti. Taip veikia maistas. Jeigu tu iš vakaro šitiek prisivalgiai, turite gali būti ir mieguistas, ir užtinės, ir, kaip sakyti, tavo smegenis sakys, eik pasidaryk kavos. Tau tikrai bus geriau. Ir kas atsitinka? Truktų žvadžių vėl iš pradžių viskas. Tai va. Ir dar prisiminiau. Bonus, 6, net neišeina parodyti. Negerkite kavos ant tuščio skrandžio. Nes? Nes šitą labai gerai prisimenu, kad jisai tiesiog jums gali skatinti potraukį saldumynams arba, pavyzdžiui, miltiniams patiekalams. Čia daugiau toks praktinis dalykas, žmonės kai pabando negerti kavos ant tuščio skrandžio, sako, kad iš tikrųjų, jeigu bent kažką užkanda arba tiesiog tą kavą juodą geria valgio, bent jau kažkiek metu gurkšnoja, kad ne ant tuščio skrandžio, tai pajaučia skirtumą. Tai gali tiesiog pabandyti ir išbandyti, ar jums taip tinka ar netinka. Iš tikrųjų, beveik kiekvienas žmogus suvartoja per daug, pavyzdžiui, cukraus per dieną. Tiesiog, nes cukrų yra visur. Atkreipkite dėmesį etiketėse, kas yra rašoma. Pažiūrėkite, kiek yra, ar yra iš vis pridėtinio cukraus. Ir jeigu yra cukrų, tai irgi ten visos fruktozės ir taip toliau, gliukozės. O kiek turi būti? Tarsi, realiai vienas šaukštukas yra 4 maždaug gramai. Vienas šaukštukas arbatinis turiu omeny. Taip. O realiai per dieną tai cukraus turėtų būti nedaugiau 5 arba 10% tavo mitybos. Tai čia, tarsi, aišku, priklausomai nuo kiek kalorijų suvartoji, bet apie, 5 gramų. Bet vis tiek, realiai tu valgai, pavyzdžiui, apelsiną ir jame jau yra apie 15 gramų, man atrodo, gaunasi cukrų. Tai turiu omeny, reikia sekti, ką valgai. Pirkite, žodžiu, produktus, kur nėra cukraus pridėtinio. Ir kai yra parašyta sudėtis ir yra išvardinti produktai, tai jeigu antroji vietoje pagal išvardinimą yra cukrus, tai žinokit, kad jau... Jau ženklas, kad negerai. Jau ženklas, kad kažkas čia yra negerai. Jeigu paskutiniai vietoje, tai, kaip sakote, mano močiutė, į galą. Nenudžiuginau ir vėl.